4 popiet pokaitis hamake, 18 val. Vakarienė, 20 val. Ofuro vonia, 10 val. Lėtas rytas. Tokia poilsio programa laukia jūsų Varėnos rajono miškų apsuptyje įsikūrusiame Kedro namelyje. Žinoma, šį planą galite koreguoti pagal savo poilsio poreikius, o kartais korekcijomis mūsų nenuspėjamas lietuviškas oras, bet Kedro namelis pasiruošęs viskam, kas telpa į savo kalėtas poilsis. Tuo įsitikinome savo viešnagės metu, kai griaustinis ir trumpas birželio lietus privertė kurį laiką pabūti viduje, o čia yra viskas, ko reikia poros ar šeimos su vaiku poilsiui. Pro Kedro namelio vitrininis langus atsiveria vaizdas į Dzūkijos miškus, o miegamo ir svetainio zonoje galite įsitaisyti ant sėdmaišio ar minkštos lovos ir skaityti knygas, šnekučiuotis ar tiesiog nieko neveikti ir stebėti šėlstančią audrą. Namelį yra puikiai pilnai įrengta virtuvė su langu, pro kurį matosi kepsninė. Labai patogu, kai reikia duoti ženklą ruošti maistą kepimo ir dėlioti lėkštes ant stalo. Nors patogiausia valgyti viduje, atsipūsti ir išgerti kavos ar arbatos norisi lauke. Namelio terasoje įrengtos poilsio erdvės su patogiais lauko baldais, o čia pat laukia Ofuro vonia su masažinėmis rovėmis. Mūsų viešnagės metu vakare virš medžių kilo rūkas ir leidosi lemputėmis apšviestame Kedro namelio kieme, o dangus nusidažė ryškiomis spalvomis. Pasakiška. Po tokios lėtos jaukios dienos miegas visada yra saldus. O dar geriau, kai ryte nereikia skubėti ir gali pasimėgauti kavą lovoje, pasivaikščioti po rasotą pievą, pasiskinti žemuogių ir pasimėgauti dar vieną puikia lietuviškos vasaros diena. Varėnos rajone esantis Kedro namelis yra puikus pasirinkimas pabėgimui iš miesto šurmulio. Daug informacijos apie namelį ir jo rezervaciją rasite platformoje vostais.lt.